Va, sausio 16 šiandien. 22 šilumos einu, parodysiu daigus. Va, pilna daigų, kokių nori, nereikia sėklų auginti. Pernai rodžiau, bet tai kitokius. O bulvės. Visas maišas 25 kg, 6,50. Va, daigiukus. Salotas net ir tas daigina. Kokių tik nori. Nei pačiam sėti, nei pačiam vargti. 2 eurai, 1,5 euro visą tą dėžutį. Netgi salotas daigina. Nu, kiek tik nori, visokiausių. Geras dalykas. Nereikia nei daigintis, nei ką. Dėl to eurą 2 nusiperki pilną. Geras dalykas, geras. Va, dar noriu parodyti sėklas. Pažiūrėkit, kokias sėklas pigias. Po 80 centų, po eurą kitur mačiau, va. Bet labai daug pakeliuose ir 100% daigumas. Va, šitokias sėklas pigumo. Visos aš jau išbandžiau. Kai Lietuvoje taip brangiai mokiau sėklas, o čia kokie pakiai dideli rinktinės sėklas. Euras, va, euras 8, po 80 centų. Visas čia mano beveik išbandytas. Va, žirniai tai 100% daigus. Va, tokias va kaimiškas parduotuvės atvažiuoja ir vištom, ir pačių vištų čia yra. Kombikorma va rimtai 25 kg maišas 8,50. Va ten sudėti tie. Vištom kombikorma 8,50, 25 kg. Pigiau grybą. Va, sugrįžau dar prie vaizdą. Va, koks miksas vištom. 8 eurai. Maišas. Va, koks miksas. Visas jau supakuota, kaip priklauso. Ir viskas sumaišyta. Pagal amžių, pagal viską. Ir vištas, va, einu parodysiu vištas kaina. 8 eurai visas vištas. 320 kiaušinių padeda per metus. Gaidžiai 5,50, nes dabar va užsakiau čia vištų. Tai va noriu parodyti. Va, kalakutų neklausiau, va šitos 8 eurai. Gaidžiai va šitos perku 5,50 gaidys. Pažiūrėkit kainas kokias. Pasaka, kur tu Lietuvoje nupirksi 8 eurai, nukarpyti